Aplinkos apsauga neatsiejama mūsų tvarumo strategijos dalis. Kiekvienas iki kolega turi galimybę inicijuoti ar prisidėti prie pokyčių, kurie daro teigiamą poveikį mūsų supančiai aplinkai. Elektromobilių stotelių, saulės panelių plėtra, bet svarbiausias – saulės parko įsigijimas. Praėjusiais metais pradėjo veikti 5 MW saulės jėgainė, turime daugiau nei 30 objektų su saulės elektrinėmis, 2 iš jų ant Panevėžio logistikos ir kulinarijos centrų, 44 objektai su įkrovimo stotelėmis, viso 180 įkrovimo vietų. Siekiant kovoti su maisto švaistymu tiek mūsų prekybos tinkle, tiek mūsų pirkėjų namuose, pradėjome prekiauti produktais, kurie yra žymimi geriausia iki galiojimo data, dar 1 mėnesį po tos nurodytos datos. Plėvelės rūšiavimui mes turime pilnai išdirbtą ir patvirtintą procesą. Surenkame plėvelę iš parduotuvių, parsivežame į sandėlius. Išrūšiavus plėvelę mes priduodam partneriams. Praeitais metais sumažinome iki kulinarijos pakuočių svorio bei atsisakėme plastikinių įdėklų ir vienkartinių šakučių. Mūsų diegiama nauja dokumentų valdymo sistema padeda skaitmenizuoti ir supaprastinti daugelį įmonės procesų. Per 24 metus atidavėm savo partneriams, atliekų tvarkytojams 15 tonų putplasčio dėžių. Šiais metais mes įgyvendinome vieną svarbiausių mūsų įmonėje strateginių projektų ir pakeitėme tiekimo būdą. Mes prekių į parduotuvės nebepristatome paletėmis, pristatom ratukiniais konteineriais, kas mums leido atsisakyti plastikinės plėvelės, jas užkeičiant tvariomis durelėmis. Iki konditerijos ir kulinarijos centruose maisto gamybai naudojame aliejų, kurį po to surenkame ir atiduodame perdirbimui. Per metus vidutiniškai surenkame virš 50 tonų panaudoto aliejaus. Išplėtėme augalinių produktų asortimentą ir įsivedėme Vegavita bei kitus žinomus augalinių produktų prekių ženklus. Šiuo metu savo asortimente turime daugiau nei 30 veganiškų produktų. Pačių pasigaminama žalia energija planuojame padengti daugiau negu 10% visų elektros sąnaudų. Tikimės ir skaičiuojame, kad šiuo pokyčiu išsaugosime ir išgelbėsime nuo išmetimo 500 000 vienetų maisto produktų. Per metus priduodam apie 400 tonų plėvelės, 100 tonų priduodam partneriams, kurie pagaminam 6 milijonus maišelių mūsų klientams. Mūsų veiksmai sumažino plastiko suvartojimą 8 tonom per metus. Dėl šių pokyčių ne tik pagerinsime veiklos efektyvumą, bet vien per šiuos metus sutaupysime daugiau nei 28 000 popieriaus lapų. Dėl to į aplinką nebuvo išleista 27 tonos anglies dvideginio, buvo nepanaudota 30 tonų naftos produktų ir buvo nepanaudota 690 litrų vandens. Šis projektas mums leido sutaupyti 72 tonas plastikinės plėvelės. Kitaip tariant, tai yra 3 milijonai plastikinių butelių, kurių mes nebesunaudojam. Aliejus, pasitikėjus, perėjęs sudėtingus technologinius procesus, tampa žaliava biodizelino gamybai. Įsivaizduokite, kad su šituo kiekiu biodizelino lengvasis automobilis per metus vidutiniškai gali nuvažiuoti virš 700 000 km. Džiugu, jog tvarūs ir etiškai pagaminti gaminiai, neturintys jokių gyvūninės kilmės ingredientų, yra prieinami platesniam mūsų klientų ratui. Tvarūs sprendimai – mūsų atsakomybė prieš save, visuomenę, gamtą ir planetą. Mes tikime, kad sprendimai, kuriuos priimame šiandien, turi galią formuoti rytojaus pasaulį.